Aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua, anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua. This time for Africa. Ėjom pakrantę ir aš pradėjau suvokti, ką aš padariau. Pirštai nutrinti, o kas bus po nakties? Zitą apženijom, pardavėm realiai tą Zitą mūsų. O šaunuolė, kaip fainai, turėsim restoraną. Pagaliau galėsim mėgautis kiekvieną dieną vandenynų. Pagalvokit, šilta saulė, žmonių daug, restoranas gyvuos. Ir taip suspaudė širdį. Ir niekada galvojau, aš nepaliksiu Lietuvos. Niekada galvojau, nepaliksiu Palangos. Ir tie mūsų žvilgsniai susidūrė ir atrodo mieli ir nemieli. Ir man taip greitai viskas apsisuko, taip greitai viskas mąstymas, viskas greit apsisuko ir aš atgal. Bėgom Rokučiui į klėpį. Mergaitės, Rokutė, mergaitės. Kas? Negaliu aš čia pasilikti, Rokutė. Kas tau, Zitulė? Kas nuteka? Kas nuteka? Kaip negali? Taigi mes esam visi kartu. Negaliu aš Ką padarė? palikti. Ne. Negaliu palikti Palangos. Negaliu. Aš nemoku taip gyventi. Bet tai, Zitulė, aš tau tokias vestuvės išrašiau, aš tokį balių padariau. Nieka mergelį, apsižanėjai būk. Bet nevaidindama aš paverkiau, man tikrai buvo skaudu palikti juos. Ir Rokutis pasakė. Nors biškelį kažką padarom. Kažką tai, o paskui įsitvirtinam ir viskas, Va prie vandenyno restoranas. Ar jisai mane išleis pasimaudyti? Aišku, kad išleis, taigi aš vis tiek vadovausiu. Tai tada dėl tavęs pagalvosiu. Gerai, iki rytojaus ramiai apgalvojam ir viską nuspręsim. Gerai. Gerai? Aš, žinokit, kaifavau nuo to, kad mano babos buvo beprotiškai laimingos. Man čia buvo visiškas saldainis, aš iš to ir norėjau už savo babų. Jos atsipalaidavo, jos buvo savimi, jos tiesiog buvo nuostabus, maži vaikučiai. Na ką, močiutės, žinot, kaip ir didelė šventė graži, visada turi pradžią, visada turi ir pabaigą, ne? Tai mūsų kelionė jau eina į pabaigą, kelionė iš tikrųjų buvo įspūdinga, ne? Kiek visko pamatėm, kiek visko patyrėm, kiek visko paragavom, kiek visokių emocijų turėjom. Virgutė, papasakok, kas labiausiai tau patiko, kas tau labiausiai įstrigo iš visos kelionės? Man labiausiai įstrigo, žinok, vanduo, vandens spalvos. Ir mėtinė, ir šita turkio spalva, ir mėlyna, o labiausiai tai delfinai. O Šrelio, kas tau labiausiai patiko?
Aš kaip ir išvažiuojant labiausiai, ko norėjau pamatyti gyvoje gamtoje, beždžionės. Man teko jas ir pamatyti. Gyvūnai. Džiunglės, tai čia žaluma, tie lapai, netgi nuodingą gyvatę sugebėjom pamatyti. Zitulė, kas tau? Man jų kalba labai įstrigo, kad jie imlus, jie tokie protingi atrodo ir galėtų bet kokią kalbą kalbėti, ką be pasakė. Ir perkant nusidėrėti galima. O kaip jums visas apsipirkimas? Mes tiek daug visko prisipirkom, tiek daug visokių vairiausių dalykų. Ir lauktuvių visko turim. Kaip su dėrybom jais, kaip sekėsi? Žinok, išmokom pirkti iš jų. Iš tikrųjų, dieną, kai saulė, jie parduoda viską žymiai pigiau. Nes nėra tuomet klientų. Taip. Bet pavyko nusidėrėti? Man tai visą laiką pavyksta, jeigu aš perku, man dovanų turi duoti. Taip. Turgui bulvę perku, bulvę dovanų, pomidorą perku, pomidorą. Bet žinai, kaip buvo. Aš širšalą keliu, o tu ten mačiau maišą krauni. Ir to reikia. Buvo. Ne, Zita perka, žinok, nusidėri ir paskui arbatus dar tiem žmonėm palieka. Taip ir buvo. Andrys Giorgio Armani. Giorgio Armani. Ziba Giorgio Armani. Geras. Man Giorgio Armani. Labai geras Giorgio Armanis. Mes čia galim pirkti, taip? Galim. Tai viskas. Vieną šitą įmam. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Aš irgi noriu. O Giorgio, how much? O Giorgio. Same price. 20,000 shilling or $7 for one. $7, ne? Aš irgi įmam du už vieną kainą. Giorgius įmam. Šiandien taip pat turgeliai mes irgi ėjom dėrėtis, jau žiūrėti mes visą laiką, čia turi kažkas būti nuolaida. Bet mes sakėm, už 40 maim 3 ir dar muilas dovanų. No. Taip. 3 kvepalai ir padaro muilas. Nu, Kvepalai. Ir tu zaketė. žiūrėk man į akis ir nusileidžiam. Labai toksai jūs įspyręs, matomai matė, kad mes jau tikrai norim to Giorgio kvepalų įsigyti. Ir sakau, 4 už vieną kainą, 3 už vieną kainą. Niekaip neina į kalbas ir viskas. Two more than we pay. Dar 2 dalykai ir dar 60. Dar 2 dalykai. Tu ir jau pradeda vėl kelti kainą. Gerai, imkit šanelius, gerai, aš paimsiu juos, viskas gerai. Bet mes vis tiek 4 paėmėm už 2 kainą, nebūčiau aš. Aš nežinau, man tai jokio biznio neišėjo. O kur kvepalai? Dovanų. O это презент, 2. Du prezentai. prezentai, po 2 kvepalus. O direktorius tuo tarpu citrininė muilą. Ir vis tiek gavos mums kaip ir dovana. Jūs mane nervas ima, kad aš prezentų nieko negavau, žinoma, man jau čia. Aš taip pats pasiėmiau tą prezentą. Aš nuo stalo pasiėmiau ir viskas, tiesiog. Tai kita. Kol Zita užkalbėjo, bet... Tai taip ir buvo, aš taip ir padariau. Bet to Aušra, kiek tave mokinu, įmi ir dėdi. Ir bėgam, kad čia džinklėse pagaus. Čia, žinai, kaip jie pradės lysti. Bet visur tas yra. Lenkai, kai atvažiuodavo į Palangą, kas darės? O Jėzau, perki vieną lūblą, aš pasiėmi 10. Taip matydavau, kad taip daro, aš tai nedrįsdavau dar. Aš kažkaip, žinokit, aš labai vertinu tų žmonių darbą ir iš tikrųjų tos moterytės, kur daro tos kvepalus, kur renka tos augalus ir daro tos kvepalus. Tikrai aš, tiesiog man norisi duoti daugiau, nenusilikti ten, nenusidėrėti, o duoti, pridėti dar jiem. Aš toks žmogus, ką darysi. Žinai, Zita, man tai labiausiai patinka, kad tu visada gyvenime, ar močiučių restorane, ar čionais, visada savam stiliui. Visada ne taip kaip normalus žmogus. Žinai, jeigu reikia, tu kulverščių verstiesi, tu atsispaudimų 10 padarai. Su viena ranka. Su viena ranka padarai, taip, aš prisimenu, kokie buvo atsispaudimai. Zituliai noriu priminti, kad yra keisti sąnariai, keisti klubai ir pusę metų buvo reabilitacija. Darė jie atsispaudimus, kadangi aš su viena ranka padarau 10, galvoju, parodysiu, kas tas yra su viena ranka. Jie daro su 2 rankom, bet man išėjo padaryti 9 atsispaudimus su viena ranka. Padaryk 7 su viena ranka. Padaryk. Tu sportiškai pasiruošęs, padaryk. Padaryk. Su viena ranka. Su viena. Jis nežino net, ką tai reiškia.
Nėra taip daręs. Zita! 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 Pasiruošęs sportiškai. O čia pažiūrėsite, dabar sekantį kartą taip darysime. Sekantį kartą pažiūrėk, kaip darysi, pažiūrėk. Čia nėra ką veikti. Beždžioniukai. Ai, taip ir aš. Puiku. Ir jie ten pulversti įsivaizduoja kažkokį kaip triuką, tai šitas ir man pavyko. Labai. Mano yra tokia veislė, mano tokia užgimimas ir aš kitaip nemoku gyventi. Man viskas gaunasi savaime. Natūraliai. Aš tokia rokutė esu. O, čia tas jau ir gerai. Čia jau jo. Atimti, Virgutė, Atimti reikia, sakė, atimti. Gesus. Atimti. Nelabai ėjo pavyti. Tie vaikai labai intensyviai darbavosi, jie nenorėjo pasirodyti. Kelis kartus pasą ėjo pagauti, bet jie labai jie greiti, jie labai bėga greitai. Tik nesuprantu, kodėl jie užaugę, sėdi ir nieko neveikia, O šiaip mažiukai tie pasirodė gerai. Yra visokių pasirodo. Gal jie užaugę irgi toliau kažką nuveiks tokio. Čia. Zita, atimk. Ne taip lengva. Smėlio. Su vaikučiais labai smagiai. Tik tai gaila, kad nebuvom pasiėmę ten pavaišinti kuo tos vaikučius. Tie vaikučiai tokie, matyti, jie sportuojantis tokie ir neprašinėja taip, kaip kaimuose. Nu viskas, mes laimėjom, ne? Ne. Laimėjo vaikai. O, geras. Maladėts, golas. Golas buvo. Šaunuoliai. Duok prizą. Laimėjo vaikučiai. Įsijungėme į vietinių futbolistų komandą. Varo. Zita, pasok, aš čia, Zita. Opa. Varom. Žinoma, ten ir mūsų ir nematė, jie net nepastebėjo, turbūt jie nepripažįsta, kad moteris gali futbole dalyvauti. Bet mes su Zita visai neblogai paėmėm ir mūsų komanda laimėjo. Opa. Zita, irgi šito. Žiūrėk, sakė, greit. Opa. Greitai. Aš matau, kad aš juos neįkabinsiu, aš pradėjau vartinėti juos ant žemės. Vieną padnoškę, kitą. Vieną už ranką numečiau. Ir mums aušra jie nepavyko. Mes nugalėjom. Kitaip neįmanoma buvo. Reikėjo kažkaip knockdownus jiems duoti. Spirk jiems! Aną planą imk, aną planą. Duk čia. Išmušinėjom. Imk aną planą, imk tenai. Pasuk. Aš, žinokit, bijojau, kad man dantų neišplaktų ten, aš nejau ten su tais futbolistais, jie ten tikrai, manau, kad tikrai gerai žaidžia ir tikrai gerai varo tą kamuolį, valdo. Nu, bet mūsų Zitai ir Aušrai, joms jokių ribų nėra. Jos gali ir su geriausiais futbolistais žaisti. Teik. Opa. Aušra! Aušra, kai čia! Ei! Olė! Wow! O! Turim, Zita! Duokit 5. Vieną turim. Turim. Vieną turim. Zitulė,
O tu prisimeni mūsų naktinius bajerius visus, kaip mes ėjom Pats naktį. įdomiausias dalykas, Rokutė, buvo. Man jokių įvykių nebūna, jeigu nebūna linksmybių, nebūna baikų, man neįdomu gyventi, man patinka tokia strongiant gyvenimas. Kiek 4 ryto eiti į miestą, iš kur mergaitė tiek drąsos? Bet pirmą naktį atvažiavę, O lėkiam. kaip maži vaikai, kaip paaugliai. Nesvarbu, kas tiek seniais. O Jėzau, neužrakinau šelę durų. Kokių durų? O mes dar durys. Nesvarbu, pabėgom. Svarbiausia, kad Virgutė nepamatė. Svarbiausiai pabėgom. Pabėgom į miestą, mes net neiškentėjom sulaukti ryto ir nuvargę ir po tokios kelionės išbėgom į gatvę. Nu, faina, nu labai faina, mums reikėjo to pamatyti. Gatvių tą gyvenimą mes neiškentėjom iki ryto meto, tiesiog labai buvo smagu. Cześć, kolega! Hebra! Ale nie ksiądz! Ale nie kolega! Olegos! Ale nie ma problema. My name is Rokas. Rokas. O! Koleżankę. Ага. Dobra? Добра. Dobra. Добра, очень добра. Aha. Moje imię Elia, a tu? Zita. Zita. Jo, sakyk Zita. 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 Jis neturi 2 dantų, jam neišeina Zita. Sakyk Zita. Zita. Jisai turi vieną talentą. Aha, katras. Jis vieno neturi, matot. Čia 2 neturi, čia vieno, o čia turi visus. Sakyk Zita. Zita. Išėjo. Jie labai yra imlus ant žodžių. Jie visi paprašius, ką pasakai, Zita, močiučio restoranas, jeigu yra su visais dantim, jie viską pasako. Jeigu su 2 dantim, 1 raidę praleidžia. Su 1 dantuku jie praleidžia 3 raidės, bet suprasti galima. Viską įmanoma galima. Tu labai mėgsti parčius, nu, vakarėlius. Labai mėgstu vakarėlius. Zita. Parodė, kaip moka, Zita, bet taip, aiškiai. Polėto, Polėto, sako, žino, keisti sąnarėjo. Polėto. Gerai? Vakarė, pakartojam. Vakarė. Apčiupinėjau, kur reikia, kur ir nereikia. Aušriukas tik ajojoj. Sako, pirštas už. Aha, nu bet viskas gerai, mes paskui įsisprendėm, pasakėm, kad mes to neduosim, nedarysim ir jie atsitraukė. Man jie visi vienodi, bet jų dantis patys gražiausi. Aš neįsivaizduoju, jų dantis, ką jie ten kramto kiekvieną kartą, kai aš juos pamatau. Jie tikriausiai dantų pastos neturi, bet jie kramto tą užaugintą vandeninę žolelę, kaip aš suprantu, ir jiems balsta tiesiog, wow, jie visi vienodi. I'm Picasso. O, this is Zita. Aha. This is Aušra. Van Gogh. Jo, King Kongas. Labai mėgsta tapyti. King Kongas. Hakuna Matata. Hakuna Matata. You're welcome. Aha. From Zanzibar. Užeisiu. Zita užeis pas. Yeah? Aha. You're welcome. Karibu. Eikim ir kavą. Einam jau namo. Einam namo. 3 valandą. Aha. Zita, Gerai, nuo vyrų. gerai. Žinok, jau 3 valandą nakties, jau einame mėgoti. Aš tai žinokit, močiutės iš vis esu labai laimingas ir dėkingas, kad jūs pasiryžot šitai avantūrai, kad turėjot iš vis pirmą kartą gyvenime tokią kelionę, niekada niekur nekeliavusios, niekur nevažiavusios. Tai iš tikrųjų labai labai smagu ir gera. Zitelė, tau tai esu labai dėkingas, kad tu pasiaukoji dėl restorano tam, kad galėtume nusipirkti nekilnojamo turto. Ir tu labai po vestuvių sureagavai, kad, na, Rokai, aš negaliu, aš susinervavau, aš nebenoriu. Ir tu man pažadėjai pagalvoti, Zitute. Tai Zitelė, kaip ten bus? Kaip su tuo jaunikiu? Ką mes darom? This is Africa. This time for Africa. This is Africa. This time for Africa.
Zitelė, tau tai esu labai dėkingas, kad tu pasiaukoji dėl restorano tam, kad galėtume nusipirkti nekilnojamo turto. Ir tu labai po vestuvių sureagavai, kad, Rokai, aš negaliu, aš susinervavau, aš nebenoriu. Ir tu man pažadėjai pagalvoti, Zitute. Tai Zitelė, kaip ten bus? Kaip su tuo jaunikiu? Ką mes darom? Žinok, Rokutė, tvirtai apsisprendžiau, nepyk. Negaliu palikti Lietuvos ir Palangos. Tikrai? Noriu būti šalia tavęs, noriu būti šalia bendradarbių, noriu būti Palanga. Žinai, Zita, ir ne tik Zitulė, aš čia noriu pasakyti, močiutės, man jūs visos esat svarbiausios. Aš tikrai jūsų pasirinkimus visus gerbsiu ir Zita ir tavo pasirinkimą gerbsiu. Bet kokiu atveju labai vertinu ir džiaugiuosi, kad tu iš vis priėmei tokią avantūrą mano vestuvėm. O jeigu, Rokutė, mes pagalvotumėm apie Palangoj dar vieną prasiplėsti restoraną. Tai jums dar maža. Mums reikia veiklos. Tai ką veiklos, tik tiek močiučių restorane žmonių. Mums reikia Tai veiklos. va, kad žmonės nestovėtų daug eiliai, nebūtų, mums reikėtų kažko prasiplėsti, Rokutė. Norit restorano Palangoj? Labai. Darom? Čia būtų didžiausias mūsų įsipildymas. Žinokite, aš irgi tai pagalvojau, kad gera čia, smagu, nuostabu, šilta, žmonių visada pilna, bet nėra geresnio kurorto už Palangą. Taip. Palanga yra Palanga. Palanga mūsų namai. Tai ką, atidarom restoraną Palangoj? Taip, bro. Darom? Važiuojam! Už tai. Už naują restoraną Palangoje. Opa, kaip faina. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie mama, 1 A to Z. My teacher's all on my journey, biggie mama, from east to west. My tea, waka my waka my Sangin' since summer Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Africa, Django, Django, Samina, Mina, Sakalewa, Anawa, Django, Django, Samina, Mina, Sakalewa, Anawa, This time for Africa, this time for Africa, we're all Africa, we're all Africa. Žinokit, man kartais kyla abejonių, ar aš nesapnuoju. Ar čia realybė, ar čia yra sapnas. 'Cause this is Africa. This time for Africa.